šiandien į Kauną grįžome net po 4 metų. Ne veltui sakoma, Kaunas Lietuvos širdis. Šiandien Kaunas olimpinė širdis. Šiandien štai čia švenčiam olimpinę dieną. Labai džiaugiuosi, brolis taip pat pateko irgi rinktinę, važiuosim 2 broliai pasaulio čempionatą. Pirmą kartą taip istoriją. Labai seniai mačiau tiek žmonių visokių, kurie domisi skirtingom sporto šakom, skirtingom veiklom vienoj vietoj bendraujančių, kad tiesiog smagiai leidžiančių laiką. Labai džiugu, kad ši šventė suburia visus bendraminčius, sportuojančius žmonės, kurie galbūt dar nesportuoja, skatina tai daryti, tai labai džiaugiuosi, kad mes esam būtent čia. Tai yra tokia unikali galimybė žmonėms ne tik tais, kad su olimpiečiais susipažinti, bet ir išbandyti sporto šakas, gauti patarimus iš olimpiečių ir tiesiog galbūt užsikrėsti kažkurią sporto šaką ir išbandyti ją ir galbūt tęsti.